Sveiki, šiandieną video šiek tiek nestandartinis. Norėčiau parodyti, kaip veikia įrodymai pasinaudojus indukciją. Tai jeigu nežinot, kas yra indukcija, tai aš trumpai pasakysiu, bet kad pilnai supras, tai tiesiog įmesiu linką vieno video po šito video aprašymo, kur bus pilniau paaiškinta. Bet iš esmės, kas yra matematinė indukcija, kaip galima įrodyti tam tikrus dalykus su ja. Tai veikia su natūraliaisiais skaičiais ir iš principo atrodo štai taip, sakykime, kad Pn yra teisingas kažkoks teiginys. Tai dabar, kai mums įrodyti, kad tai yra teisingas teiginys, pradžiai patikrinam P nuo 1 arba nuo kažkokio kito skaičiaus, su kuriuo sakoma, kad lygybė yra arba nelygybė teisinga. Ir jeigu su šitum skaičiu yra tiesa, tada lieka įrodyti vieną dalyką. Lieka įrodyti P nuo n plus 1. Ir jeigu įrodom, kad tai yra tiesa, vadinasi, šitas Pn yra tiesa su visais natūraliaisiais n. Tai pradžiai gal šiek tiek bus sunku suprast, bet bandysiu kuo aiškiau paaiškinti su dviem pavyzdžiais. Tai turim čia du pavyzdžius. Pirmas yra labai žinoma tokia lygybė, kurią norėčiau rodyti su indukcija, ir antras taip pat yra gana elementarus toks atvejis. Tai su pirma, mūsų teiginys yra, kad 1 plus 2 plus 3 iki n visų suma pakelta kvadratu yra lygi kiekvieno nario kubui. Kiek tų narių keli kvadratu, tai bus tiesiog narių kubui lygų. Pradžiai reikia patikrinti paprastą atvejį, bet prieš tai patikrinant, matom, kad čia yra suma. Ir mes sumą galim tiesiog pagal aritmetinės progresijos formulę šiek tiek įsireikšti. 1 plus 2 plus 3 iki n, jeigu sumuosim, tai pagal aritmetinės progresijos sumos formulę mes turėsim pirmas narys plus paskutinis narys kart narių skaičius, kuris šiuo atveju bus n, padalinta iš 2. Tai vadinasi, tą lygybę mes galim persirašyti kaip n plus 1 iš 2 pakelta kvadratu yra lygu 1 trečiųjų plus 2 trečiųjų plus ir taip toliau iki n trečiųjų. Tai, kaip sakiau, pradžiai reikia patikrinti pirmą atvejį. Mums reikia įrodyti, kad su visais n natūraliaisiais, tai pirmą atvejį patikrint, tai kai n lygų 1. Kai n lygų 1, tada turim 1, čia 1 plus 1, 2, padalinta iš 2 kvadratu yra lygų, ir čia bus irgi, kadangi mes tik pirmą atvejį, tai bus 1 trečiųjų. Matom, kad tai yra tiesa, nes čia gausim vienetą ir čia gausim vienetą. 1 lygų 1, tiesa. Vadinasi, pirmas atvejis veikia. Tai dabar reikia įrodyti, kad veikia atvejai su n plus 1. Kaip tai galima padaryti? Tai prašyti, kad n lygų k plus 1 ir tada tiesiog šiek tiek pasikeisti. Tai jeigu turim n lygų k plus 1, kur k natūralieji, n natūralieji, ir dabar pritaikom tą būtent dešiniai pusiai. Ir mes iš esmės iš dešinės pusės turim pagal mūsų hipotezę išsivesti kairėje pusę. Tik tais, kad su vienu nariu daugiau, jeigu n lygu k plus 1. Tai 1 trečiųjų plus 2 trečiųjų plus, taip toliau mes sumuojam iki k trečiųjų ir dar turėjom n trečiųjų, tai dabar turėsim k plus 1 trečiųjų. Dabar pagal mūsų hipotezę visas šitas dalykas yra tas pats, kas čia, tiesiog kad n ir k yra skirtingi, bet tai yra lygu štai šitam skliaustui. Mes vėlgi galim persirašyti, dabar tik tais vietoj n įstatom k plus 1 padalinta iš 2 kvadratu plus k plus 1 trečiųjų. Tai pagal mūsų hipotezę tiesiog vietoj šito įsistatėm štai šitą ir dar lieka mums šitas. Ir jeigu įrodom, kad šitas atvejis veikia, vadinasi veikia su visais natūraliais skaičiais. Tai dabar tiesiog aritmetika. Čia keldami kvadratu turėsim k kvadratu, k plus 1 kvadratu padalinta iš 4
plus, nu ir čia iškart bendravardiklindami 4k plus 1 trečiuoju iš 4. Dabar matom, kad čia k plus 1 įsikelia prie skliaustus, tai k plus 1 kvadratu galima iškelti prie skliaustus. Skliaustuose lieka k kvadratu plus 4 k plus 1 ir apačioj turim 4. Dabar čia turim k plus 1 kvadratu. Čia turėsim k kvadratu plus 4k plus 4, kas yra k plus 2 kvadratu, padalinti iš 4. Ir ką dabar matom? Matom, kad visi skaičiai tiek viršuj, tiek apačioj yra kvadratai. Tai galima visą šitą parašyti kaip k plus 1, k plus 2 padalinta iš 2 kvadratu. Ir pagal indukciją čia jau yra įrodyta, nes mes n pakeitėm su k plus 1 ir gavom lygiai tokią pačią lygybę, tik tais pridėdami vieną vienetą. Vadinasi, pagal indukciją šita vat lygybė yra teisinga. Tai va, čia toks principinis įrodymas. Na ir dabar einam prie kito. 2n-tuoju yra daugiau už n kvadratą su n daugiau už 4. Ir n natūralusis, žinoma. Tai vėlgi, pradžiai reikia patikrinti pirmą atvejį. Tai pirmas atvejis, jeigu sako, kad n daugiau už 4, tai pirmas atvejis bus, kai n lygu 5. Dabar žiūrim. 2/5 daugiau už 5 kvadratu ir čia gausim, kad 32 daugiau už 25. Vadinasi, n lygu 5, šitas atvejis yra teisingas. Šitas atvejis yra teisingas, pirmas atvejis yra teisingas, tai dabar reikia antrą stepą padaryti. Antras stepas, tai pasirinkam n lygu k plus 1 su n daugiau už 4. Tai tokiu atveju vietoj n įstatydami k plus 1 turėsim 2 pakeltą k plus 1 daugiau už k plus 1 kvadratu, kas yra k kvadratu plus 2k plus 1. Dabar šiek tiek padirbam su kairė pusė, tam, kad prieit prie dešinės pusės. Argi tai vadinamas angliškai brute force, kad tiesiog vos ne kaip per prievartą įrodinėjom, bet tai kaip galima persirašyti 2k plus 1, jeigu pakelta, tai kaip 2k kart 2. Reikia tiesiog sugalvoti būdą, kaip mums dar persirašyti 2 pakeltą k kart 2. Tai galim tiesiog persirašyti kaip 2k plus 2k, nes tada ir gausim 2 kart 2 pakeltą k. Ir dabar pagal hipotezę 2 pakeltą k, šitas pats, kas 2 pakeltą n, yra daugiau už n kvadratus su tais atvejais, kai n yra daugiau už 4. Tai mes galim pasirašyti, kad tai yra daugiau negu k kvadratu plus k kvadratu. Ir pastebim, kad k kvadratu mes turim, kad suvienodinsiu šitą pusę, ko mes neturim paprasto k. Kaip mums jį galima išgauti? Tai tiesiog k kvadratu vieną iš jų galima prašyti kaip k kart k. Ir dabar mažiausias k, su kuriuo mes žinom, kad veikia, yra 5. Tai su n5, su pirmu atveju žinom, kad veikia. Dabar, jeigu įsistatysim 5, tai tada šita nelygybė bus didesnė lygi negu k kvadratu plus 5k. 5k yra tiesiog 2k plus 3k. Tai mes jau turim 2k, k kvadratą, dabar reikia tik pridėti kažkokį skaičių. Tai vėlgi, jeigu šitą vat k pasirinksim mažiausia, kuris tinka 5, turėsim, kad šita nelygybė bus didesnė lygi negu k kvadratu plus 2k plus 15. Ir ką dabar matom? Matom, kad šitas skaičius yra tikrai didesnis negu k kvadratu plus 2k plus 1. Tai mes nuo šito ėjom iki šito. Va tai vat įsireiškinėdami, biškį pabrutforcindami, priėjom, kad 2k plus 1 yra daugiau už k kvadratu plus k kvadratu, kas yra daugiau lygų šitam reiškiniui, kas yra daugiau lygų šitam, kas yra daugiau už šitą. Nes galutinai mes galim teikti, kad 2k plus 1 yra tikrai daugiau negu k kvadratu plus 2k plus 1. Ir kadangi mes įsireiškinėm tokią lygybę, tai mes įrodėm, kad su pagrindiniu atveju, su pačiu pirmu, kai n lygu 5 veikia,
Ir taip pat veikia, jeigu n yra lygu k+1 su didesniu nariu. Tai pagal indukciją ši savybė, kad 2n daugiau už n kvadratu su visais n didesniais už 4 pagal indukciją yra įrodyta. Tai šitam video tiek.